Mano mielas anūke, atsisėsk šalia manęs, nes šiandien noriu papasakoti tau šiek tiek apie gyvenimą. Ir žinai ką, jei būčiau žinojusi viską, ką žinau dabar, būčiau gyvenusi kitaip. Todėl noriu pasidalinti su tavimi keletų pamokų, kurias gyvenimas man išmokė. Jos nėra laimės garantas, bet gali padėti tau išvengti kai kurių kluptelėjimų ir nukreipti tave ramesniu keliu. Pirmiausia, niekada nepamiršk, kad gyvenimas turi keistą būdą mus mokyti. Kartais jis mums atima tai, ko labai norime, bet ne tam, kad mus nubaustų. Iš tikrųjų jis nukreipia mus į kažką geresnio, ko galbūt tuo metu nepajėgėme matyti. Aš pati išgyvenau daug tokių situacijų, kai užsidarydavo durys ir jausdavausi sugniuždyta, bet vėliau supratau, kad tos uždaros durys nukreipia mane į kelius, kurių niekada nebūčiau apsvarsčiusi. Atstumimas gali skaudėti, bet dažniausiai tai tiesiog ženklas, kad tavęs laukia kažkas tinkamesnio. Taip pat išmokau, kad vienintelis dalykas, kurį tikrai galime kontroliuoti, esame mes patys. Praradau daug laiko bandydama keisti kitus, bandydama kontroliuoti situacijas, kurios buvo už mano galimybių ribų. Šiandien žinau, kad kontroliuoti savo pačių mintis ir reakcijas yra daug didesnė galia. Jei sugebi valdyti save, gali susidoroti su bet kuo, ką pasaulis tau pateikia. Ir žinai ką, nors gali būti labai viliojanti įsivaizduoti, kaip viskas galėjo būti kitaip, neapsigauk manydamas, kad tai reikštų, jog viskas būtų geriau. Tai, ką patyrei, nes tau to reikėjo. Skausmai ir džiaugsmai suformavo, kas esi. Niekada nesigailėk savo praeities, užuot taip daręs, mokykis iš jos. Kiekviena akimirka atvedė tave čia ir dėl to esi stipresnis. Kai kalbama apie tavo istorijos rašymą, neleisk, kad kas nors kitas laikytų rašiklį. Tik tu žinai tiesą apie tai, ką patyrei ir ko trokšti ateičiai. Buvo laikų, kai leidau kitiems nuspręsti, kas man yra geriausia ir už tai brangiai sumokėjau. Būk tvirtas dėl savo svajonių, net jei jos atrodo tolimos ar neįmanomos. Tai tavo gyvenimas ir galų gale tik tu gali nuspręsti, kas yra verta. Ar prisimeni, kai buvai vaikas ir sakiau tau, kad geriausios dienos dar ateityje? Štai tai tiesa bet kokiame amžiuje. Niekada nemanyk, kad jau išgyvenai viską, ką buvo galima išgyventi, kad geriausi potyriai jau praėjo. Nesvarbu, koks sunkus yra dabartis, tau dar liko daug ką išgyventi ir daug džiaugsmų atrasti. O kartais, kad išlaikytum tuos džiaugsmus nepažeistus, geriau juos laikyti paslaptyje. Ne visi turi žinoti apie tavo laimėjimus ir planus. Kas tau šventa, turi būti apsaugota. Žinai, daugelį metų aš save nustumdavau į antrą planą, nuvertindavau save, leisdavau kitiems apibrėžti mano vertę. Niekada to nedaryk, mano mielas. Niekada nepasistatyk į išpardavimo lentyną, nes būtent ten kiti tave matys. Žinok, kas esi, pažink savo vertę ir niekada nesitenkink mažiau nei esi vertas. Magija, kurios ieškai, slypi tame, ko vengti daryti mažuose dalykuose, kurie atrodo sunkus ar varginantis. Būtent šios užduotys kuria didelius sapnus. Prisimenu laikus, kai jaučiausi pasiklydusi, tarsi būčiau tamsioje duobėje be išėjimo. Galvojau, kad esu palaidota aplinkybių, bet šiandien matau, kad iš tikrųjų buvau pasodinta. Ir kaip kiekvienam augalui, man reikėjo to laiko tamsoje, to laikotarpio apmąstymams, kad galų gale galėčiau pražysti. Kartais tai, kas atrodo kaip pabaiga, yra tik didesnio pradžia. Taigi, kai gyvenimas tave atsidurs sunkioje situacijoje, laikyk tai kaip galimybę augti, atsinaujinti. Ir žinai, kas buvo vienas geriausių dalykų, kuriuos padariau sau. Buvo tai, kad nustojau visiems pasakoti, kas vyksta mano gyvenime. Anksčiau maniau, kad turiu viskuo dalintis, kad tai mane sustiprins. Bet taip nebuvo. Kartais mums tiesiog reikia laiko viską apdoroti vieniems, išgydyti savo žaizdas be kitų kišimosi. Ne visi turi žinoti, ką išgyveni ir ne visi supras. Todėl gerai rinkis, su kuo dalijasi savo kelionę. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau buvusi išmokusi anksčiau, yra tai, kaip svarbu mokėti pasakyti ne. Anksčiau sakydavau taip viskam, manydama, kad tai padarys mane geresniu žmogumi, labiau mylima.
Tačiau supratau, kad kai sakai kitaip viskam ir visiems, dažnai sakai į ne sau pačiam. Nepersidirbk bandydamas įtikti kitiems. Tu turi visą teisę pasirinkti tai, kas tau yra geriausia, gerbti savo ribas. Ir tai nėra savanaudiškumas, tai yra savimeilė. Žmonės ateina ir išeina iš mūsų gyvenimo ir ne visi, kurie ateina, liks. Kai kurie žmonės yra tik praeiviai, atėję mus kažko išmokyti, parodyti naują kelią. Nereikia laikyti tų, kurie nenori likti. Išmok paleisti ir priimti tai, kad kai kurie atsisveikinimai yra būtini. Ir kai kas nors išeina, nežiūrėk atgal su nuoskauda ar apmaudu. Dėkok už laiką, kurį praleidote kartu ir judėk pirmyn. Taip pat išmokau, kad geriau kai kuriuos sapnus laikyti paslaptyje. Ne todėl, kad nepasitiki žmonėmis, bet todėl, kad ne visi mato dalykus taip, kaip tu. Yra grožis saugant tai, kas tau brangu. Ne visi turi suprasti tavo planus ir tikslus. Tiesiog eik pirmyn ir parodyk rezultatus, nes pasaulis visada bando mus įtikinti, kad turime aiškintis, pateisinti kiekvieną savo žingsnį. Bet iš tiesų mes niekam nieko neskolingi, tik sau patiems. Ir nešvaistyk laiko bandydamas pakeisti kitų nuomonę apie save. Kai buvau jauna, pernelyg jaudinausi dėl to, ką kiti apie mane galvoja. Norėjau būti mėgiama, pripažinta. Šiandien matau, kad tai tik iliuzija. Niekada neįtiksi visiems. Ir žinai, kas geriausia. Tautų nereikia. Vienintelės nuomonės, kurios yra svarbios, priklauso tiems žmonėms, kurie tave myli ir gerbė dėl to, kas esi. Visa kita – tai tik triukšmas. Niekada nepamiršk rūpinti savo psichinę ir emocinę sveikatą. Nėra prasmės turėti sėkmę ar pinigus, jei nesi ramus su savimi. Siek pusiausvyros. Daryk dalykus, kurie tau teikia džiaugsmą, net jei jie atrodo maži. Pasivaikščiojimas, knyga, pokalbis su tikrų draugu. Būtent šie maži dalykai iš tikrųjų yra svarbus. Dar vienas svarbus dalykas, kurį išmokau, yra neleisti, kad kartėlis ir nuoskaudos įsišaknytų širdyje. Atleidimas nereiškia pamiršimo ar leidimo kam nors vėl tave įskaudinti. Tai reiškia, kad renkiesi ramybę, renkiesi išsilaisvinti nuo naštos, kuri tave pririša prie praeities. Supratau, kad atleidimas yra dovana, kurią suteikiame patys sau, palengvėjimas, leidžiantis judėti pirmyn be senų nuoskaudų naštos. Ir visada atmink, kad laimė slypi nedideliuose pasiekimuose, o paprastuose momentuose. Prisimenu dienas, kai sėdėdavome kartu gerdami kavą ar vakarus, kai tiesiog kalbėdavome apie bet ką. Būtent šios akimirkos daro gyvenimą vertą. Nepasiklysk nuolatinėme siekyje turėti daugiau. Kartais tai, ko tau reikia, jau yra tiesiai priešais tave dalykuose, kuriuos laikai savaime suprantamais. Žinau, kad gyvenimas gali būti painus ir pilnas iššūkių, bet taip pat žinau, kad tu esi pajėgus įveikti bet ką, kas tau pasitaiko kelyje. Niekada nepamiršk, kas esi ir ką sugebi. Tikėk savimi, net kai atrodo, kad pasaulis yra prieš tave. Nes vienintelis žmogus, kuris iš tikrųjų gali pakeisti tavo gyvenimą, esi tu pats. Būk švelnus su savimi, būk kantrus ir svarbiausia, niekada neprarask vilties. Gyvenimas visada turi staigmenų tiems, kurie tiki. Taigi, mano mielas, gyvenk pilnatviškai. Mylėk aistringai. Ir niekada nepamiršk, kad esi vertas visko, kas geriausia, ką gyvenimas gali pasiūlyti. Aš visada būsiu čia, palaikysiu tave, tikėsiu tavimi ir priminsiu, kad nesvarbu, kas atsitiktų, visada būsi mylimas. Kitą dieną pagavau save mąstant apie tai, kaip greitai prabėga gyvenimas, kaip keičiasi metų laikai ir staiga atsidūrėme taške, kai atsigręžėme atgal ir savęs klausėme, kaip čia atsidūrėme. Kai buvau jauna, maniau, kad viską žinau. Turėjau aklą pasitikėjimą savo gebėjimu valdyti ateitį. Tačiau gyvenimas turi savitą būdą mus mokyti ne švelniai, o su smūgiais, stumimais ir kritimais. Ir kiekviena randas, matomas ar ne, neša istoriją, pamoką. Prisimenu vieną konkretų momentą, kuris pakeitė mano požiūrį į dalykus. Man buvo apie 30 keleri ir išgyvenau sunkų laikotarpį darbe ir namuose.
Atrodė, kad viskas einasi ne taip ir aš klausiau savęs, ar kada nors kas nors pagerės. Jaučiausi pasiklydusi be krypties. Tada viena vyresnė moteris, galbūt tokio amžiaus, kokio esu dabar, man pasakė kažką, ko niekada nepamiršau. Jei gyvenimas yra kaip amerikietiški kalneliai. Bus aukštumų ir žemumų, bet svarbiausia yra tvirtai laikytis ir neleisti baimiai sutrukdyti mėgautis kelionę. Šie žodžiai mane giliai paveikė. Nuo tada stengiuosi tai prisiminti, kai jaučiuosi esanti žemumoje. Žinau, kad ir kaip sunku atrodytų, kelias visada turi posūkį, naują vingį, kuris atneša kažką netikėto ir dažnai nuostabaus. Svarbiausia yra atsparumas, gebėjimas atsikelti ir eiti pirmyn, net kai atrodo, kad jėgų nebeliko. Nes galiausiai visi šie sunkus momentai mus paruošia dar labiau vertinti gerus laikus. Ir žmonės. Kaip svarbu gerai pasirinkti, su kuo daliniesi savo gyvenimu. Kai buvau jaunesnė, maniau, kad turiu turėti daug draugų, būti populiari, visada apsupta žmonių. Bet pamažu supratau, kad tikrai svarbu ne kiekybė, o kokybė. Yra nedaug žmonių, kurie liks tavo pusėje per sunkiausius momentus, kurie tave palaikys be jokių nuosprendžių, kurie tikrai tavęs klausys. Ir tie žmonės yra neįkainojami. Puoselėk šias draugystės, būk dėkingas už jas ir, svarbiausia, pats būk toks draugas kitiems. Taip, gyvenimas yra sunkus, bet būtent žmogiškuose ryšiuose randame tikrą paguodą ir prasmę. Niekada nenuvertink nuoširdaus žodžio, šypsenos ar šilto apkabinimo galios. Aš buvau atsidūrusi dugne ir tai, kas mane iš ten ištraukė, nebuvo dideli pasiekimai ar laimėjimai, o mažos gerumo ir supratingumo apraiškos. Draugas, kuris išklausė, kai man trūko jėgų kalbėti, nepažįstamasis, kuris padėjo sunkiu metu, šeimos narys, kuris priminė mano vertę, kai aš pati ją buvau pamiršusi. Ir kalbant apie vertę, noriu, kad prisimintum vieną svarbų dalyką. Tau nereikia daryti nieko ypatingo, kad būtum vertas meilės ir pagarbos. Vien dėl to, kad egzistuoji, kad esi toks, koks esi, jau esi to vertas. Visuomenė moko mus, kad turime pasiekti didžių dalykų, kad būtume įvertinti, bet tai nėra tiesa. Tavo vertė slypi tavo charakterio bruožuose, tavo sąžiningume ir tame, kaip elgiesi su kitais. Nepasiklysk bandydamas tapti tuo, ko iš tavęs tikisi kiti. Būk ištikimas savo principams ir rasi savo kelią. Dabar vienas dalykas, kurį išmokau dažnai sunkiausių būdų, yra tai, kaip svarbu žinoti, kada laikas išeiti. Ar tai būtų situacija, santykiai ar net idėja, nevertas likti ten, kur nesi laimingas, kur nesi vertinamas. Ilgą laiką likau situacijose, kurios man kenkė, bijodama pokyčių, bijodama nežinomybės. Bet laisvė, kurią pajutau, kai galiausiai išdrįsau išeiti, buvo išlaisvinanti. Baimė palikti tai, kur esame, dažnai yra mažesnė už palengvėjimą, kurį jaučiame, kai išsilaisviname iš to, kas mus riboja. O kalbant apie santykius, į mano mielas galėčiau parašyti visą knygą apie tai. Bet noriu, kad suprastum, jog mylėti yra vienas iš gražiausių dalykų, kuriuos galime patirti, bet taip pat vienas iš rizikingiausių. Niekada neįsitrauk į santykius manydamas, kad kitas žmogus tave užpildys arba išspręs tavo problemas. Mylėk ką nors, nes nori dalinti savo gyvenimu, o ne todėl, kad tau reikia kažko, kad būtum laimingas. Laimė kyla iš vidaus. Ir nepriimk mažiau, nei esi vertas. Aš pati praleidau daug metų santykiuose, kur buvau neįvertinta. Maniau, kad turiu aukotis, kad išlaikyčiau ramybę. Bet tai nėra meilė. Tikra meilė yra švelni, pagarbi, tai partnerystė, kurioje abu palaiko vienas kitą ir auga kartu. Ir nepamiršk, mano anūkė, kad svarbiausias dalykas iš visų yra pagarba sau. Tai taikoma visoms gyvenimo sritims. Jei pats savęs negerbsi, kiti taip pat tavęs negerbs. Niekada neleisk kam nors tavęs menkinti ar versti manyti, kad nesi pakankamas. Tu esi daugiau nei pakankamas. Tu esi pajėgus daryti nuostabius dalykus ir niekas negali priversti tavęs galvoti kitaip. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau buvusi išmokusi anksčiau, yra dėkingumo galia. Gyvenimas ne visada duoda tai, ko norime, bet beveik visada duoda tai, ko mums reikia. Kai pradėjau praktikuoti dėkingumą, viskas pasikeitė.
Ne taip, kad problemos dingo, bet pasikeitė mano požiūris. Pradėjau matyti grožį mažuose dalykuose, vertinti paprastas akimirkas. Ir supratau, kad net sunkiausiomis dienomis visada yra už ką būti dėkingam. Saulėtekis, šypsena, ramybės akimirka. Jei susikoncentruosi į gerus dalykus, sunkumai taps lengviau pakeliami. Ir niekada neprarask savo tikėjimo. Aš nekalbu būtinai apie religiją. Kalbu apie tikėjimą gyvenimu, gerumu, geresnių dienų galimybę. Buvo momentų, kai norėjau pasiduoti, kai viskas atrodė beviltiška. Bet tikėjimas, net ir mažytis, mane išlaikė stovint. Ir būtent tai noriu, kad pasiimtum su savimi. Gyvenimas gali būti sunkus, neteisingas, skausmingas, bet jis taip pat yra gražus, stebinantis ir pilnas galimybių. Kol yra gyvenimas, yra viltis. Ir kol yra viltis, yra kelias. Taigi gyvenk drąsiai, mano mielas. Mylėk be baimės, juokis be ribų ir svarbiausia, būk ištikimas sau. Ir niekada nepamiršk, kad esi mylimas būtent toks, koks esi. Ir tai, mano anūkė, yra didžiausia dovana, kurią gali gauti.